Dažnai sieki kažko, bet nepasieki, nes labas, aš esu Birutė. Jeigu matai mano video, parašyk man būtinai labas į komentarus. O aš mačiau tokį mokymą, kuris man dabar labai užstrigo ir noriu pasidalinti su tavimi mintimis, kurios man kilo ir su kuriomis aš 100% sutinku. Kodėl mes nepasiekime savo tikslo? Lygiai taip pat ir aš esu iš tų, kur kažką kartais pradedu, bet nepasiekiu iki pabaigos, nes jeigu tu nežinai, kur tu eini, tai to tikslo ir nepasieksim. Privalai, kai dažnai matau iš tikrųjų moterų, merginų ypatingai ir vyrų, kai pradeda, noriu, bet ten nori tiesiog baigėsi ties 1 arba 2 savaitę. Čia visose srityse galioja. Ir svorio, ir kažkokio mokymosi, ir tikslų siekimo, ir uždarbio, visose srityse tas pats galioja, nesvarbu, ką tu veiki. Dažnai žmonės meta savo tikslą, nes tu turi atsakyti savo į klausimą, gerai būtų raštu. Jeigu tu kažko sieki, ką tau duos tavo tikslas, kai tu pasieksi tą tikslą, ar ne? Kaip tu jausis, turi atsakyti į tą klausimą. Tai va, užsirašyk. Sieki kažkokio tikslo, ar ne? Aš, pavyzdžiui, siekiu tam tikros pozicijos. Labas, Aistra, labai malonu, kad prisijungiai. Aš siekiu tam tikros pozicijos tinklinė marketinge. Reiškia, aš užsirašau poziciją, ką jinai man duos, ar ne? Man duos finansinį stabilumą, taip? Kaip aš jausiuos? Aš būsiu euforija, aš turiu jausti jau dabar, kad aš turiu, ar ne? Kaip pasikeis mano gyvenimas? Tai jeigu tu kažko sieki, tu turi užsirašyti savo tikslą. Tai gerai, jeigu tu sieki kažkokio svorio, tai tarkim, aš siekiu, kad sverčiu ten, tarkim, 70 kg ar ten mažiau, ar ne? Užsirašai, kaip tu jausies, kas pasikeis, gal tu geriau jausies, gal tavo sveikata pagerės, gal tu galėsi tilpti kažkokią tai svajonių suknelę ar panašiai, ar ne? Tu turi užsirašyti tikslą. Jeigu tu eini ir sieki kažkokio išsilavinimo, ar ne? Ir vis nepabaigi meti galbūt mokslus ir panašiai, ką tau duos tas išsilavinimas? Kuom pasikeis tavo gyvenimas? Tu turi įsivardinti savo, kodėl tu sieki šito tikslo. Nes kai tu eini į niekur, tai niekur nepasiekė. Kažkada gal pasiseks, kaip ir mes tinklinė marketingė. Labai dažnai ir daug sutinku žmonių, kurie neturi tikslo, nežino, kur nori nueiti, neturi aiškios vizijos, ką nori pasiekti. Tai ir būna taip, kad tiesiog siekiu, nu tai ateis šitą pas mane sėkmė. Ne, tu turi nusistatyti tikslą, žinau, kad aš siekiu šito, žinau, kad tai pakeis mano gyvenimą, žinau, kad aš turėsiu finansinę laisvę, žinau, kad žinau, kad kai pasieksiu šitą tikslą, kuo man bus naudinga finansiškai, kaip aš jausiuos, ką aš galėsiu sau leisti, kodėl aš to noriu. Tu turi atsakyti klausimą, kodėl, kas, kame, sau raštu, kad kai nukris motyvacija, kuri nukrenta daugam, kai kažkas atrodo nepasiseks, galbūt, jeigu tas pats ir svoris, meti ir staiga jau prarandi motyvaciją ir nebekrenta ir spurgų milijonas ir panašiai, tu turi tiesiog užsirašyti, reiškia, tu ne tas laikas. Tu turi užsirašyti, kodėl tu to sieki, kas pasikeis, kai tu pasieksi savo tikslą. Tai turėk tą tikslą, būtinai turėk. Aš turiu daug tikslų. Iš tikrųjų, grožis kartu, taip, grožis ir zizeklis mano kartu, taip, rankų kremas, bet šitą nepradaryk, šitas keliaus klientai. Mažutį. Ir tu turi nusistatyti tikslą, tai aš, pavyzdžiui, turiu savo tikslą, aš žinau, kur aš einu, aš žinau, ko aš siekiu, aš žinau, kad ateina pas mane komandos nariai tokie, kurie norės kartu su manimi siekti ir kad tikrai pasieksime. Tai jeigu tu irgi, tarkim, nori pakeisti savo gyvenimą finansiškai, nori pagerinti savo buitį, pagerinti sveikatą, iš tikrųjų, skaniau kvepėti ir užsidirbti pinigų, ačiū labai, Birutė. Tai kviečiu iš tikrųjų parašyti man ir siekime tų tikslų kartu. Tai turėk tikslą visada, nesvarbu koks jis tai būtų, su kuo jis susijęs, nesvarbu kiek tau metų, svajoti niekada nevėlu ir svajok atsakingai, nes svajonės pildosi, turėk tikslą, rašyk, kas, kodėl, kaip jausios, ką man tas tikslas, kai aš jį įgyvendinsiu, ką man padės gyvenime. Tu turi žinoti savo visus kriterijus ir kai tu žinosi, tada tu tą tikslą pasieksi. Tai linkiu gražios dienos, o mes bėgsime su mažoju pramogauti.